Labas rytas. Kaip visada, praktiką pradėsime nuo kvėpavimo. Aš pasidarysiu, kad muzika girdėtųsi. Pažiūrėsim, kaip veikia. Atsisėdam sukryžiuotomis kojomis. Kelienai atsipalaiduoja, klubai. Taip pat nugara tiesi. Įkvepiam per nosį, dabar iškvepiam per burną. Dar sykį įkvepiam per nosį. Iškvepiam per burną. Akys užmerktos, nugara tiesi, atpalaiduojam pečius ir tiesiog stebim savo kvėpavimą. Kvėpuojam per nosį į pilvą, per nosį iš pilvo. Sekam savo įkvėpimą ir iškvėpimą ir leidžiam savo protui rimti. Įkvepiam ir iškvepiam. Su kiekvienu iškvėpimu pečiai nusileidžia žemyn. Atsipalaiduoja. Protas rimsta ir mintis. Sekam savo kvėpavimą ir jaučiam, kaip rimsta mūsų emocijos. Nurimus emocijom, pradedam jausti savo kūną. Kūnas jaučiasi gerai, nuskanuojam jį vidiniu žvilgsniu. Ar jis tikrai gerai jaučiasi? Nevertinkim jo ir nesmerkim, priimkim su dėkingumu ir meile toks, koks jisai yra šiam rytui, šiam momentui. Jeigu aptikom kur kokią vietelę, ties kurią mums reikia šiandieną padirbėti, apsistot, gal atpalaiduoti, gal daugiau energijos ar deguonies, tiesiog įsiminkim šią vietą ir šios praktikos metu sugrįžkim prie jos. Su meile ir dėkingumu. Dabar įkvepiam per širdies plotą ir iškvepiam per stuburo apačią. Dar sykį įkvepiam per širdies plotą ir iškvepiam per galvos viršugalvį. Įsivaizduojam, kad atsidaro mūsų viršugalvis ir iškvepiam. Iškvepiam aukštai į visatą. Dabar įkvepiam iš viršugalvio ir leidžiam iškvėpimą žemyn per stuburo apačią. Įkvepiam per stuburo apačią ir iškvepiam per viršugalvį. Gali likti akys užmerktos. Dabar kvėpuosim. Kvėpavimo technika vadinasi 4-7-8. Įkvėpsim per 4 į pilvą, užlaikysim per 7, atpalaiduosim pečius ir žandikaulį būtinai ir iškvėpsim lėtai per 8. Iškvėpimas yra labai svarbus, kad nepaleistumėm jo iš karto, o iškvėpinėtumėm po truputį. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o su 8 įtraukiam pilvą ir ištuštinam jį, kad visiškai neliktų oro. Ir tada vėl įkvėpinėsim. Įsitiesinam nugarą, atpalaiduojam pečius, rankas pasidedam patogiai ant kelio ar ant šlaunų. Gali būti delnais atverstais į lubas, gali į save. Jeigu į save rankos, tai vadinasi energija ir visas dėmesys eis į savęs vidų. Jeigu atvertos rankos delnais į dangų, vadinasi mes norim susijungti su visata. Tiesiog pasitikrinam, kaip mūsų rankos nori gulti ir pradedam. Įkvepiam į pilvą 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Iškvepiam iš lėto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įtraukiam pilvą ir ištuštinam. Įkvepiam vėl į pilvą 1, 2, pilvas auga 3, 4, užlaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su 8 iškvepimu įtraukiam pilvą. Įkvepiam į pilvą, pilvas auga 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4. Atpalaiduojam pečius 5, 6, 7. Iškvepinėjam iš lėto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Truktelim pilvą, įtraukiam jį. Vėl įkvepiam į pilvą, pilvas auga, kai balionas pučiasi 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įtraukiam pilvą. Įkvepiam į pilvą, pilvas pučiasi 1, 2, 3, 4. Laikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Įtraukiam pilvą. Dar 2 ratai. Įkvepiam į pilvą, pilvas auga 1, 2, 3, 4. Užlaikom, atpalaiduojam pečius 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvepinėjam iš lėto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Su 8 įtraukiam pilvą, ištuštinam visus plaučius. Įkvepiam į pilvą 1, 2, 3, 4. Užlaikom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iškvepiam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir atpalaiduojam pilvą, pasukinėjam biškį pečius. Blokelis dabar eina į šoną. Mes atsistojam ant 4 kojų. Mums turi juosta būti per rankos atstumą. Per rankos atstumą, va šitaip. Atsistojam ant 4, mūsų kelienai klubų plotyje. Pasiemam juostą pečių plotyje. Įkvepiam ir su iškvepimu pasilenkiam taip, kad mūsų galva būtų tarp rankų, o mūsų klubai virš kelių. Įkvėpsim, pakeliam galvą, atidarom krūtinę ir pasiunčiam pečius atgal, iškeliam savo sėdmenis į viršų, į dangų. Su iškvėpimu spaudžiam savo dubenį į priekį, klubus į priekį ir su rankom iškeliam pečius. Įkvepiam, atidarom krūtinę, rankas čiučiut atgal, kad pečiai pasiduotų atgal, klubai į viršų, sėdmenys į viršų. Su iškvėpimu stumiam klubus, dubenį, viską į priekį ir su rankom iškeliam pečius. Įkvepiam, atidarom krūtinę, pakeliam biškį smakrą, išriečiam savo stuburą, sėdmenys į dangų. Iškvepiam, stumiam klubus ir pilvą ir dubenį į priekį ir su rankom spaudžiam savo pečius į viršų. Dar 3 kartus. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Paskutinį kartą. Įkvepiam. Ir su iškvepimu atsisėdam savo ant kulnų. Atsisėdam savo ant kulnų šitaip. Pakeliam savo sėdmenis ir tiesiog atsisėdam taip, kad su kulnais jaustumėm va čia tą vietą, iš kur pradeda kojos dygti. Ir biškutį pasukinėjam.
pasukinėjam klubus į šonus, laikomės juostos, pasukinėjam klubus į šonus, pamasažuojam. Dabar tis paleidžiam juostą ir apsikabinam ją iš vidaus. Rankos eina į vidų, kad apsisuktų mum aplink riešus. Laikom tvirtai, įkvepiam, su iškvepimu atsilošiam. Atsilošiam, atpalaiduojam rankas. Rankos turi būti atsipalaidavusios. Tokios ilgos. Įkvepiam, su iškvepimu suspaudžiam sėdmenis ir pakeliam klubus. Įkvepiam, nuleidžiam klubus ant kulnų. Iškvepiam, suspaudžiam sėdmenis ir pakeliam. Įkvepiam, nuleidžiam. Iškvepiam, pakeliam. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam, iškvepiam ir iš lėto atsisėdam. Kai mes atsisėdom, tada ištiesiam vieną koją į priekį, kitai koją į priekį ir atsigulam pilnai ant grindų. Juostą pasitikrinam, kad mums būtų virš klubų, virš bambos. Ir dabar įkeliam savo dešinę koją į juostą, kairę koją, siunčiam savo pėdas į šonus, kad užsikabintų už juostos. Iš šono atrodo taip. Gulim, kojos tiesios, mūsų pėdos į šonus. Ir tiesiog pradedam siūbuoti. Įkvepiam į dešinę, iškvepiam į kairę, įkvepiam ir iškvepiam. Jaučiam, kaip masažuojasi mūsų nugaros apačia, mūsų stuburo apačia, mūsų vadinamas uodegikaulis. Įkvepiam ir iškvepiam. Siūbuojam, atpalaiduojam kojas, jaučiam, kaip maloniai, švelniai masažuojasi mūsų apatinė nugaros dalis. Dar kelis sykius čia įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir su iškvepimu leidžiam kojoms iš lėto sustoti. Kai kojos sustoja, delnus prispaudžiam prie grindų šalia klubų. Įkvepiam, suspaudžiam savo sėdmenis ir su iškvepimu kojomis spaudžiam į juostą ir iškeliam klubus į viršų. Įkvepiam, nuleidžiam, darom iš lėto, iškvepiam, suspaudžiam ir iškeliam klubus į viršų. Įkvepiam, nuleidžiam, su iškvepimu iškeliam, visą laiką suspaudžiam sėdmenis. Įkvepiam, nuleidžiam klubus, iškvepiam, iškeliam. Dar 3 kartus. Įkvepiam, nuleidžiam, iškvepiam, iškeliam. Įkvepiam, nuleidžiam, su iškvepimu iškeliam ir liekam. Suspausti sėdmenis, biški lengvai įtraukiam pilvą. Ir ištempiam dabar kojas per kojų pirštus nukreipiam į kambario priekį, į priekį. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Sėdmenį suspausti. Kvėpuojam per nosį į pilvą. Dar 2 sykius čia įkvėpiam ir iškvėpiam. Įkvėpiam. Su iškvėpimu iš lėto kojų pėdos į šonus, laikomės už juostos ir nuleidžiam klubus, atpalaiduojam dabar pečius ir vėl leidžiam pasiūbuojam kojom į vieną šoną, į kitą. Įkvepiam ir iškvepiam, įkvepiam ir iškvepiam. Ir dabar sustojam iš lėto, įkvepiam ir iškeliam savo dešinę koją į viršų. Ir laikom tą koją iškeltą į viršų, tik tais nukreipiam pėdą, kad jinai žiūrėtų į lubas. Kaip mes tik tais ją padarėm tokią plokščią, mums iš karto pasijuto galiniai kojų raumenukai. Tiesiog kelėnas virš klubo, pėda virš kelėno, koja tiesi, 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Jaučiam su klubais savo kojos svorį. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 3 kartus šiandien. Palaiduojam pečius. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvepimu metam savo dešinę koją į kairę. Į kairę. Su savo
kaire ranka padedam ant kelėno ir spustelim žemyn, kiek leidžia mūsų fizinis kūnas. Jaučiasi tempimas ant dešinio sėdmens. Smakrą nukreipiam dabar į dešinį petį ir liekam 5 įkvėpimam iškvėpimu. Su kiekvienu iškvėpimu atpalaiduojam ten, kur jaučiasi įtampa. Įkvepiam. Su iškvėpimu atpalaiduojam. Galbūt spustelim su kaire ranka koją labiau prie žemės. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Atpalaiduojam pečius. Pečiai kuo arčiau grindų. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Paskutinis įkvėpimas. Ir su iškvėpimu dešinė koja atsargiai iš lėto grįžta atgal į juostą, pėdos į šonus ir pasiūbuojam. Lengvai pasiūbuojam ir pajuntam, kaip jaučiasi dešinė pusė ir kaip jaučiasi kairė. Atpažįstam skirtumą. Sustojam. Įkvepiam ir iškeliam dabar savo kairę koją į viršų, pasistatom, kad būtų kelėnas virš klubo, o pėda virš kelėno. Ir iš karto nukreipiam, padarom pėdą plokščią, taip, kad jinai žiūrėtų į lubas. Pėda plokščia, kaip iš karto pajuntam savo galinius raumenis. 5 įkvėpimai nuo dabar ir iškvėpimai. Įkvepiam. Su iškvėpimu jaučiam savo kairį klubą. Kairys klubas atsirėmęs ant grindų, kelėnas atsirėmęs į klubą, pėda atsirėmusi į kelėną. Jaučiam savo kūną, įkvepiam ir iškvepiam. Jaučiam savo kojos svorį, įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2 sykius čia įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Ir su iškvepimu kairę koją siunčiam į dešinę. Su dešinė ranka spustelim kelėną žemyn ir nusisukam smakrą, pasukam į kairį petį. Atpalaiduojam pečius. Jaučiasi tempimas dabar ant kairio šono, ant kairio sėdmens, ant kairio klubo. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Abi kojos stengiamės, kad būtų tiesios. Su kiekvienu iškvėpimu atpalaiduojam tas vietas, kur jaučiasi tempimas. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2 įkvėpimai ir iškvėpimai. Ir iš lėto kairė koja grįžta į juostą, pėdos į šonus ir pasiūbuojam. Pasiūbuojam, pamasažuojam savo apatinę nugaros dalį, visiškai atpalaiduojam pečius ir pajuntam dabar lengvumą mūsų klubuose. Sulenkiam lengvai kelius, pakeliam pėdas į viršų ir ištraukiam jas visiškai iš šilko, nuleidžiam ant grindų, ištiesiam vieną ranką, pasiemam už juostos, kitą ranką pasiemam už juostos tik tam, kad mums padėtų atsisėsti. Atsisėdam ir atsistojam. Kai atsistojam, pasiemam juostą dabartis, kad jinai mums būtų ant šonkaulių. Aš parodysiu, kurioje vietoje turi būti. Turi būti kaip kuprinė ant šonkaulių apačios. Mes einam atgal tol, kol įsitempia juosta. Kai jinai įsitempia, mes tada atpalaiduojam rankas ir vienas mažas žingsniukas į priekį. Lygiai tą patį dabar parodysiu iš priekio. Mes susidėjom juostą ant šonkaulių, ėjom atgal tol, kol atsiremiam, juostą įsitempia ir tada vienas žingsniukas į priekį. Sėdmenys aktyvus, pakeliam biškutį ir nuleidžiam rankas. Pradedam, įkvepiam į dešinę, iškvepiam į kairę. Įkvepiam į dešinę, iškvepiam į kairę. Siūbuojam, pečiai atpalaiduoti, jaučiam kūno svorį. Dabartis įkvepiam ir ištempiam rankas į viršų, sustojam, atpalaiduojam pečius, 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Paskutinį kartą įkvepiam, su iškvėpimu lenkiam kelius ir rankos į šonus. Įkvepiam, ištiesiam rankas į viršų, kelius
ištiesiam kojas, ištiesiam su iškvėpimu, lenkiam kelius, rankas į šoną. Rankos sustoja mūsų pečių lygyje. Įkvepiam, pakeliam, su iškvėpimu lenkiam kelius, rankas siunčiam į šonus. Įkvepiam, pakeliam rankas, atpalaiduojam pečius. Iškvepiam, lenkiam kelius, rankos į šonus. Įkvepiam ir su iškvėpimu liekam. Liekam, atpalaiduojam pečius, nykščius pasiunčiam į viršų. Žiūrėk, įkvepiam, siunčiam nykščius atgal, su iškvėpimu jie grįžta į viršų, leidžiam žemyn ir apsukam pečius. Įkvepiam, siunčiam nykščius į viršų ir atgal, su iškvėpimu nykščius siunčiam į apačią ir pasukam savo pečius. Dar 3 kartus. Įkvepiam, atidarom. Iškvepiam, uždarom, nuleidžiam nykščių žemyn ir pasukam atgal. Įkvepiam, atidarom, iškvepiam, uždarom ir apsukam dar atgal. Paskutinį kartą. Įkvepiam ir iškvepiam, prisilaikom juostos ir ištiesiam kojas, atsistojame pilnai. Kai atsistojam, pasiunčiam dabar juostą į priekį ir leidžiam pajusti, kaip per nugarą eina energija. Tokia kaip šiurpuliukai eina. Pasiemam dabar juostą į priekį. Mūsų rankos yra klubų plotyje ir kojos yra klubų plotyje taip pat. Įkvepiam ir su iškvepimu lenkiamės į priekį. Įkvepiam, grįžtam atgal, su iškvepimu lenkiamės į priekį. Kai lenkiamės į priekį, galva visą laiką tarp rankų. Įkvepiam, su iškvepimu į priekį. Įkvepiam, su iškvepimu į priekį. Įkvepiam, prispaudžiam rankas galbūt prie savo prie klubų ir su iškvepimu į priekį. Paskutinį kartą. Įkvepiam, su iškvepimu į priekį. Rankos tiesios, užrakinam savo alkūnes, galva tarp rankų. Dabar siunčiam klubus atgal, o tempiam rankas į priekį. Dabar keliam savo sėdmenis į viršų, kiek galim, o krūtinę leidžiam žemyn, kiek galim. Nuo dabar 5 įkvėpimai ir iškvėpimai. Sėdmenis tempiam į viršų, kiek galim, atpalaiduojam pečius, o krūtinę leidžiasi žemyn. Dar 2 gilūs įkvėpimai ir iškvėpimas. Įkvepiam. Ir su iškvėpimu iš lėto. Grįžtam atgal. Pajudinam pečius. Ir žengiam žingsnelį atgal. Kai žengiam žingsnelį atgal, tada dedam savo dešinę koją į juostą. Juosta turi būti po kulnu ir parodysiu, kaip turi stovėti. Būtinai šičia turi būti toksai. Šita koja tiesi, šita tiesi. Jinai negali būti per toli ir per arti. Turi būti tikras 90 laipsnių kampas. Suspaudžiam sėdmenis ir nukreipiam kojų pirštus į lubas. Kai stovim tokioj pozoj, įkvepiam, iškeliam rankas į viršų, ištempiam, išilginam savo stuburą ir atpalaiduojam pečius. Įkvepiam, su iškvepimu pasisukam į dešinę ir atidarom rankas į šonus. Pasisukimas per stuburo apatinę dalį. Jaučiasi pasisukimas va toksai va. Įkvepiam, su iškvepimu atpalaiduojam pečius ir liekam 5 įkvepimam ir iškvepimam. Įkvepiam, su kiekvienu iškvepimu atpalaiduojam pečius. Stengiamės, kad pečiai būtų mūsų pečių linijoje, ne žemiau rankos, ne aukščiau, tai yra rankos pečių linijoje. Jeigu norit pagilinti šitą pozą, siunčiam savo dešinę ranką daugiau atgal ir pasisukam daugiau. Paskutinį kartą įkvepiam, su iškvepimu grįžtam atgal, aš pasisuku vėl atgal. Dabar lenksimės į priekį. Įkvepiam, vėl ištempiam savo stuburą, išilginam, pajuntam, kaip jis išilgėjo, palaiduojam pečius, nukreipiam kojų pirštus į lubas, įtraukiam pilvą
ir su iškvėpimu lenkiamės. Lenkiamės, nuleidžiam galvą tarp rankų. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam, paskutinį kartą įkvepiam. Su iškvėpimu iš lėto pakylam ir lenkiam savo kelėną. Juosta po keliu, kairė koja stovi tiesiai, pėda žiūri tiesiai, nepasvirus į kairę, nepasvirus į dešinę. Užrakinam kelėną, pakeliam ir užrakinam kelėną. Rankos yra aukščiau biškutį negu mūsų galva. Įkvepiam, pasistebėm ant galų pirštukų, sulenkiam gerai dešinę koją, nes mes su ją remsimės ir su iškvepimu permetam kūno svorį į priekį. Įkvepiam, grįžtam pilnai ant kairės kojos, iškvepiam, permetam kūno svorį į priekį, pakeliam savo kairį kulną. Įkvepiam, grįžtam pilnai ant kairės kojos, iškvepiam, atsispiriam kairės kojos pirštų galiukais ir pakeliam kulną. Suspausti sėdmenis, įkvepiam ir iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvepimu liekam. Presas aktyvus pakėlęs laiko krūtinę. Atpalaiduojam pečius, nuleidžiam klubus, 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Atpalaiduojam veido raumenis. Paskutinį kartą čia įkvepiam, su iškvepimu grįžtam ant kairės kojos ir dabartis juosta vėl mums eina po kulnu. Laikomės, jeigu norit, juostos ir truputėlį įkvepiam, iškvepiam, bet jeigu galit, pabandykite be rankų, tada mes daugiau dirbam ant balanso, turi kairė koja jaustis labai tvirtai ant grindų, spaudžiam su pėda į grindis ir atsispiriam tiesiog nuo žemės. Kaip mes stovim tvirtai ant žemės, taip mes turim stovėti ir čia ant kilimėlio, koja kairė tiesiog tvirta. Ir sustojam. Sustojam, atpalaidavom mūsų klubą. Žiūrėkit, dabar laikome rankomis juostą ir sukam koją iš karto. Kelėnas eina į kairę pusę. Kelėnas eina į kairę pusę ir mums reikia apsisukti. Apsisukti šitaip. Parodysiu dabar iš galo. Kelėnas eina į kairę pusę ir mes apsisukam. Kai apsisukam, lieka mums medžiaga už nugaros. Dar sykį parodysiu iš galo, kaip turi būti medžiaga iš nugaros atrodyti. Va. Tiesiog abu šilkai prie pečių, kulnas yra prie sėdmens. Atsiremiam su klubais į šilką ir su pečiais atsiremiam į viršutinę šilko dalį. Tiesiog atsiremiam patogiai. Dešinį kulną laikom prie dešinio sėdmens, su kairė koja tiesiog atsiremiam į juostą ir laikom save. Presas stiprus, aktyvuojam savo sėdmenis, atpalaiduojam pečius ir laikom. Kairė koja tiesi, dabartis dešinė koja, dešinė. Šičia tempimas vyksta per priekinį dešinės kojos raumenį. Jeigu norisi biški daugiau, tai čiut paleidžiam ją žemyn ir paaktyvėja. Antras akcentas toksai, jeigu jaučiasi saugiau laikytis, galima laikytis ir gilinti pozą, stumiant kelėną visą laiką atgal. Jeigu norisi daugiau presui darbo, tada rankas nuleidžiam ir leidžiam viską daryti su pilvo preso pagalba. Tai va, jūs žinot savo kūną labiau ir geriau ir pasibandot. Ar norit šitą praktiką daryti judesi, kai laikomės už juostos, ar norim daryti be juostų. Paskutinį kartą čia įkvepiam ir iškvepiam.
Iš lėto atsistojam tvirtai ant kairės kojos. Tvirtai. Rankas sudedam kartu ir pakeliam alkūnes. Rankos turi būti širdies plote. Dabar darysim pritūpimą ant kairės kojos. Visą laiką remiame su dešinė į šilką. Spaudžiam su dešinė kartu ir pakeliam alkūnes. Rankos turi būti širdies plote. Dabar darysim pritūpimą ant kairės kojos. Visą laiką remiame su dešinė į šilką. Spaudžiam su dešinė pėdą į šilką. Įkvepiam su iškvėpimu, lenkiam savo kairę koją ir stumiam dešinę atgal. Lengvai įkvepiam ir iškvepiam. Jeigu yra taip sunku daryti, tada pasiemam už juostos, įkvepiam ir su iškvėpimu prisilaikydami juostos. Įkvepiam, ištiesiam koją su iškvėpimu, lenkiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Iš šono maždaug atrodytų taip. Įkvepiam, grįžta kelėna, su iškvėpimu stumiam atgal. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam, ištiesiam kairę koją. Su iškvėpimu lenkiam. Žiūrėk, kairys kelėnas visą laiką virš kulno. Ir paskutinį kartą iš lėto atsistojam ir išsitraukiam savo dešinę koją. Atsistojam tvirtai ir patapšnam. Leidžiam pasiskirstyti geriau energijom, greičiau biškį apsikabinam juostą, paeinam atgal tol, kol atsiremiam ir leidžiam savo kelis įkvėpimus ir iškvėpimus pailsėti ir leisti savo kūnui pajusti skirtumą galbūt dabar nuo dešinės pusės, kairiai pusė kaip jaučiasi. Sustojam, prisilaikom juostos ir atsistojam. Vėl atsistojam, maždaug juosta dabartis yra nuo mūsų per rankos ilgį. Kairė koja eina per juostą. Visą laiką turim pasižiūrėti, ar mes esam per vidurį. Dabar dešinė koja tvirta, užrakinam kelėną, rankos aukščiau negu galva. Įkvepiam, pėda tiesi. Įkvepiam, pasistebiam ant pirštų galiukų ir stumiam save į priekį. Įkvepiam ir su iškvepimu. Įkvepiam, grįžtam, su iškvepimu. Su iškvepimu pakeliam kulną, atsispiriam pirštų galiukais dešinės kojos. Įkvepimas, grįžtam atgal. Iškvepimas, permetam kūno svorį į priekį. Įkvepiam, grįžtam, iškvepiam, permetam kūno svorį į priekį. Įkvepiam ir iškvepiam. Dar 2 kartai įkvepiam, iškvepiam. Paskutinį kartą įkvepiam ir su iškvepimu liekam 5 įkvepimam, iškvepimam. Suspaudžiam sėdmenis, atpalaiduojam pečius. Kvėpuojam per nosį, paskutinis įkvėpimas ir su iškvėpimu grįžtam. Rankos nusileidžia žemyn ir dabar šilką pasidedam po kulnu. Kojų pirštai nukreipti į lubas. Koja dešinė tvirta. Įkvėpiam, ištempiam stuburą, atpalaiduojam pečius, su iškvėpimu sukamės į kairę ir atidarom rankas plačiai į kairę. Rankos yra pečių linijoje. Įkvepiam, su iškvėpimu atpalaiduojam pečius ir liekam 5 įkvėpimam, iškvėpimam. Atrodo iš šono taip. Jeigu norim didesnio pasisukimo, tai kairę rankas pasukam daugiau, vedam ją už nugaros ir susisukam labiau, susisukimas per stuburo apačią. Paskutinį kartą čia įkvepiam ir su iškvepimu grįžtam atgal. Dabar mūsų koja eina į šonus, tvirtai stovim ant dešinės. Jeigu nėra ligsvaro, nėra balanso, lengvai prisilaikot.
Jeigu gerai stovisi, tai tiesiog siūbuojat kairę koją, atpalaiduodami viską iš klubo. Ir sustojam. Dabar lenksimės į priekį. Tvirtai stovim. Dešinės kojos kelėnas užrakintas. Įkvepiam, išilginam stuburą, atpalaiduojam pečius. Lengvai įtraukiam pilvą, kojų pirštai žiūri į lubas. Ir su iškvepimu lenkiamės į priekį. Galva tarp rankų. 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Atpalaiduojam pečius. Paskutinį kartą čia įkvepiam. Su iškvepimu iš lėto pasikeliam. Dabar mes suksime savo kairę kelėną, tai yra dešinį kelėną į dešinę. Atsiprašau, dešinį kelėną į dešinę. Sukam į dešinę, kad mums juosta būtų, kai užsikabinusi po pėdą. Aš iš karto perimu rankomis ir nusisuku. Nusisuku, kad matytum, kaip atrodo dabartis kairys Kairys kulnas yra prie kairio klubo. Mes su klubais iš karto atsiremiam ir su pečiais atsiremiam į juostą. Taip atrodo iš nugaros. Klubais spaudžiam žemyn savo kelėną. Galima laikytis, tada būtų saugiau. Įkvepiam su iškvepimu, tiesiog biškį spaudžiam atgal. Įkvepiam ir su iškvepimu spaudžiam savo kelėną atgal. Aš dar sykį parodysiu, kaip atrodo į priekį. Atsiremiam su klubais į juostą ir su pečiais. Jeigu yra saugiau laikytis, laikomės, įkvepiam ir su iškvepimu siunčiam savo kairį kelią biškį atgal. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir iš lėto sugrįžtam ant dešinės kojos tvirtai. Delnai kartu, alkūnės pakeltos. Šito pratimo variantai yra 2. Pritupimas dabar bus ant dešinės kojos. Įkvepiam su iškvepimu, lenkiam savo dešinį kelėną ir siunčiam kairį kelėną atgal. Įkvepiam, grįžtam, iškvepiam, lenkiam. Dešinį kelėną siunčiam kairį atgal. Jeigu yra sunku delnai sudėtais kartu, darom laikydamos už juostų. Įkvepiam ir su iškvepimu. Įkvepiam su iškvepimu, lenkiam savo dešinį kelėną, laikomės. Įkvepiam, grįžtam, iškvepiam, siunčiam dar 3 kartus. Įkvepiam ir iškvepiam. Mankštinam savo kelėnų sąnarius, stiprinam juos pritupimais. Iš viso yra labai geras pratimas, pratimų karalius. Ir iš lėto grįžtam, įsitraukiam pėdą. Patapšnojam, apsikabinam juostą. Užsidedam ant šonkaulių, atsilošiam, atpalaiduojam pečius. Kojas dabartis plačiau negu mūsų klubai. Permetam kūno svorį iš vienos pusės į kitą. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir liekam. Dabar liekam, kojos pasiplatinam plačiau negu mūsų klubai, bet ne per daug. Suspaudžiam sėdmenis, rankas surakinam savo už nugaros. Atrodo taip. Atidarom alkūnės plačiai. Dabar įkvėpsim, siunčiam savo dešinę alkūnę žemyn ir kairiau. Iškvepiam centras. Įkvepiam, kairė alkūnė eina žemyn į kairę ir biškį pasukam į dešinę. Iškvepiam centras. Įkvepiam į dešinę, dešinė alkūnė. Ir biškį pasukam į kairę, įsitempia visas kairį šonas. Iškvepiam centras. Įkvepiam, kairė alkūnė eina žemyn į kairę ir pasukam į dešinę. Iškvepiam centras. Dar 3 kartus. Įkvepiam,
dešinė alkūnė eina žemyn, žemyn į dešinę ir biškį pasukam ją į kairę. Iškvepiam centras. Įkvepiam kairę alkūnę, leidžiasi žemyn, žemyn į kairę ir pasukam į dešinę. Iškvepiam centras. Įkvepiam, leidžiam savo dešinę alkūnę žemyn, žemyn, žemyn ir pasukam į kairę. Iškvepiam centras. Įkvepiam, leidžiam savo kairę alkūnę žemyn, 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 pasukam ją į dešinę. Iškvepiam centras. Ir paskutinis įkvepiam, leidžiam dešinę alkūnę žemyn, žemyn, pasukam ją į kairę, pasisukam. Korpusą atidarom krūtinę į lubas ir atpalaiduojam pečius ir liekam 5 įkvėpimam, iškvėpimam. Atpalaiduojam pečius. Paskutinį kartą įkvepiam. Tempimas ant kairio klubo. Su iškvėpimu grįžtam į centrą. Įkvepiam, dabar leidžiam savo kairę alkūnę žemyn, žemyn, žemyn. Mūsų dešinė pasikėlė į viršų. Įkvepiam su iškvėpimu, dabar savo kairę alkūnę pasukam į dešinę. Pasisukimas per apatinę nugaros dalį, bet tempia šonus. Palaiduojam pečius, 5 įkvėpimai, iškvėpimai. Paskutinį kartą čia įkvepiam, su iškvepimu grįžtam, prisilaikom juostos ir atsistojam. Atsistojam, dabar ties juostą persikeliam į priekį. Aš noriu, kad pailsėtų nugara, tai tiesiog pasiemam juostą per pusę, dar per pusę, rankas ir alkūnes ir pečius iškišam į priekį ir tiesiog einam į priekį tol, kol mums švelniai prisidengia tik tais krūtinė. Va, tik tais krūtinė. Tada atsiremiam, nuleidžiam rankas, jaučiam, kaip įsitempia juosta, ne? Va, aš parodysiu iš šono. Atsiremiam, nuleidžiam rankas, aktyvuojam savo presą ir lengvai permetinėm kūno svorį į priekį. Svarbiausia, kad nespaustų skrandžio ir nespaustų mum pažastų, nes čia mūsų limfmazgiai. Galim nuleisti galvą. Presas aktyvus, sėdmenys aktyvus. Stengiamės būti vienoj linijoje. Vienoj linijoje, tai aš turiu omeny, kad pečiai, klubai kelienai, rankos sunkios, dar kelis įkiščių įkvepiam ir iškvepiam, pasibuojam, įkvepiam ir iškvepiam ir iš lėto pasistatom pėdas tvirtai ir atsistojam. Atsistojam, pasukinėjam pečius, jaučiasi gerai kūnas. Dabar imam juostą ir išplevesuojam ją plačiai. Pasiemam 2 kraštus ir sulenkiam ją per pusę. Pasiemam į kairę ranką 2 kraštus sujungtus, o su dešinė ištempiam, ne? Dabar aš parodysiu iš abiejų pusių. Kai 2 kraštai yra kairiai rankoj, mes įkeliam nykščius ir mūsų 4 pirštai laisvi. Tada atsistojam po kritimo liniją, spaudžiam juostą žemyn, pasistebiam ant galų pirštukų, lenkiam vieną kelieną, atsisėdam, kitą atsisėdam, užsidengiam savo šlaunis ir apsikabinam juostą. Juosta turi būti būtinai uždengti mūsų visą juosmenį. Atidarom kelius plačiai į šoną, laikomės už priekinių kraštų ir atsilošiam atgal. Atsilošiam atgal, iškeliam kojas, dar laikausi už kraštų, tada lenkiam ir užkabinam. Kai užkabinam savo pėdas, už juostos tada išsitiesinam nugarą ir nuleidžiam rankas. Aš visą tą eigą dabar parodysiu iš priekio. Mūsų
du kraštai sujungti, eina į priekį, nykščiai viduj, 4 pirštai laisvi, atsistojam po kritimo liniją, pasistebėm, spaudžiam juostą žemyn ir atsisėdam. Atsisėdam, užsidengiam būtinai šlaunis, apsikabinam ir laikomės už priekinės juostos, už priekinės. Atidarom kelius plačiai į šonus, lenkiamės atgal, kai jau nusileidžia nugara pilnai, išsitiesina, ištiesiam kojas ir užkabinam jos lenkdamas per kelius. Nuleidžiam alkūnes, viskas, atpalaiduojam pečius, atpalaiduojam kaklą, sprandą, galva turi kabėti. Pasakyk taip, ne, galva turi visiškai laisvai kabėti, neužlaužiam sprando ir neužverčiam jo atgal. Rankos gali eiti į šonus, gali būti visiškai nuleistos po pečiais. Tiesiog patys randam savo pačią patogiausią rankom vietą. Gali būti už galvos, kad jaustųsi laisvas kabėjimas. Kelis sykius čia įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam ir iškvepiam, pasidedam dabar delnus ant kilimėlio, pakeliam galvą ir pradedam eiti į priekį. Paeinam į priekį 2 žingsniukus ir iškeliam save su delnais spausdamos į grindis. Turi būtinai pečiai būti virš riešų, rankos pečių plotyje. Suspaudžiam sėdmenis ir laikom savo krūtinę iškeltą. 5 įkvėpimai ir iškvėpimai. Kvėpuojam. Paskutinis įkvėpimas, su iškvėpimu per tiesias rankas stumiam save atgal, nuleidžiam galvą. Įkvėpiam, pakeliam į viršų, iškvėpiam, stumiam save atgal, nuleidžiam galvą žemyn. Įkvėpiam, iškeliam, rankos tiesios, nelenkiam per alkūnes. Iškvėpiam, tiesiom rankom spaudžiam delnais į grindis, stumiam save atgal, nuleidžiam galvą. Įkvėpiam, pakeliam, iškvepiam, stumiam per tiesias rankas, save atgal, nuleidžiam galvą. Dar 2 kartai. Įkvepiam, pakeliam save, rankos tiesios, visą laiką alkūnės užrakintos. Iškvepiam, stumiam save atgal, nuleidžiam galvą. Paskutinį kartą įkvepiam, iškeliam, spaudžiam delnais į grindis, su iškvepimu spaudžiam delnais į grindis, stumiam save atgal, nuleidžiam galvą ir liekam 5 įkvepimam, iškvepimam. Atpalaiduojam pečius, dabar atpalaiduojam klubus. Gali rankos paeiti biškį į priekį, jeigu norisi didesnio tempimo. 5 įkvėpimai ir iškvėpimai. Paskutinį kartą įkvėpiam, su iškvėpimu sulenkiam rankas. Smakrą spaudžiam dabar prie krūtinės, lenkiamės į priekį, pasiemam už kraštų, laikomės tvirtai už kraštų, atkabinam kojas ir lėtai grįžtam atgal. Aš galiu parodyti iš kitos pusės, kaip mes turim iš lėto grįžti atgal. Rankomis visą laiką pasiemam už tų kraštų, aš atkabinu biškį koją ir pasiemu už kraštų, tada iš smakrą spaudžiu į krūtinę, presas stiprus ir iš lėto lenkiu kelius, leidžiu pėdą žemyn, galima nusilenkti taip, o galima apsikabinti šilką. Apsikabinti šilką ir apsikabinti savo alkūnes. Ir nuleisti galvą savo ant rankų. Leidžiam savo pailsėti tiek laiko, kad sugrįžtų visi skysčiai, kurie buvo sutekėję mums į galvą, iš kur jie tekėjo, kad jie sugrįžtų atgal į tas pačias vietas.
Ir jeigu jau pajutot, kad kojos pasidarė vėl raudonos, sugrįžo kraujas, iš lėto prisilaikom, atsistojam ir pabaigai labai lengvi pratimukai. 2. Mums reikia išskleisti juostą visiškai ir atsigulam visų ūgių pilnai į juostą. Atsisėdam, apsikabinam, iš karto susirandam gale juostą ir atsigulam. Užsidengiam galvą ir įkeliam savo kojas. Delnai kartu, pėdos kartu. Įkvepiam, siunčiam savo delnas ir pėdas į dešinę, iškvepiam į kairę. Darom laisvai, įkvepiam ir iškvepiam. Atpalaiduojam pečius, įkvepiam ir iškvepiam, tiesiog siūbuojam. Man visą laiką šitas pratimas primena kaip žuvis galbūt. Įkvepiam ir iškvepiam, siunčiam rankas ir kojas į kairę, paskui į dešinę. Įkvepiam į kairę, iškvepiam į dešinę, atpalaiduojam savo klubus, pečius. Laisvai pasiūbuojam ir sustojam. Dabar prisilaikom su kairę ranką ir pasukam save pilnai ant dešinio šono. Rankos kartu, dešinė ranka yra po galva padėta ant dešinio peties, kairė ranka grinai virš ausies, delnai kartu. Dabar sulenkiam kelius ir sulenkiam alkūnes. Ir pabūnam sulenktom alkūnėm ir sulenktais keliais 5 įkvėpimus, iškvėpimus. Paskutinis įkvėpimas. Su iškvėpimu ištiesiam kojas. Įkvėpiam, sulenkiam kelius ir alkūnės susiriečiam į kamuoliuką, iškvėpiam, ištiesiam. Įkvepiam, susiriečiam į kamuoliuką, tai norint suliesti savo alkūnę su keliais, iškvepiant, ištiesiam. Dar 3 kartus. Įkvepiam, sulenkiam kelius ir alkūnės, keliam kelius į viršų, alkūnės žemyn, iškvepiam, ištiesiam. Įkvepiam, sulenkiam kelius ir alkūnės, kelius keliame viršų, alkūnės žemyn, iškvepiam, ištiesiam. Ir paskutinį kartą įkvepiam, sulenkiam kelius, keliame viršų, alkūnės žemyn, iškvepiam, ištiesiam ir atsisukam ant nugaros. Atsisukam ant nugaros. Pailsim keletą įkvėpimų ir iškvėpimų čianais. Atpalaiduojam visiškai pečius. Juosta lengvai siūbuoja. Dabar prisilaikom dešinę ranką ir pasukam save pilnai ant kairio šono. Pilnai pasukam ant kairio šono. Kairę ranką pasidedam savo po galvą. Dešinė ranka iš karto eina virš dešinės ausies ir delnai kartu. Sulenkiam dabartis alkūnės ir kelius. Ir pabūnam ant to kairio šono 5 įkvėpimus, iškvėpimus. Kiekvieną iškvėpimą atpalaiduojam savo pečius, klubus, pėdas, kūnas jaučiasi gerai, atsipalaidavęs. Ir pradedam. Įkvepiam, lenkiamės į priekį, mūsų kelienai kyla į viršų, mūsų alkūnės leidžiasi žemyn, iškvepiam, ištiesiam. Įkvepiam, susiriečiam, iškvepiam, ištiesiam. Įkvepiam, sulenkiam kelius ir alkūnę suliečiam, iškvepiam, ištiesiam rankas ir kojas. Įkvepiam, sulenkiam kelius ir alkūnę, stengiamės juos suliesti, iškvepiant, ištiesiam. Įkvepiam, sulenkiam kelius ir alkūnės, iškvepiam, ištiesiam. Dar 3 kartus. Įkvepiam ir iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, paskutinis, įkvepiam, su iškvepimu išsitiesiam, prisilaikom rankomis abiejų kraštų ir pilnai atsukam save ant nugaros. Dabar rankos gali būti nuleistos už galvos,
Kojos gali būti tiesios arba sulenktos per kelius į šonus, pėdas kartu. Gali rankos būti sukryžiuotos ir padėtos ant krūtinės. Kojos gali likti plačiai atidarytos į šonus arba gali būti ištiestos. Pasibandom abu būdus ir pasirenkam patį patogiausią, mėgstamiausią. Aš uždėsiu dabartis muziką šavasanai. Kelis sykius įkvepiam per nosį į pilvą. Ir iškvepiam pilnai per burną. Vėl įkvepiam per nosį į pilvą. Pilvas išsipučia. Iškvepiam per burną. Atpalaiduojam visiškai savo veido raumenis. Akis labai lengvai užmerktos. Akių vokai tiesiog laisvi atpalaiduoti. Atpalaiduojam savo žandikaulį. Jeigu reikia, lengvai prasižiojam ir randam savo liežuvio atsipalaidavimo pozą. Jisai gali būti atkritęs atgal arba gali būti prilipęs prie apatinio gomurio. Tiesiog pasibandom, kad jisai jaustųsi patogiai ir atsipalaidavęs. Palaiduojam visą kaklą, sprandą, pečius. Rankos sunkios. Riešai, pirštai atsipalaidavę. Pečiai tirpsta. Visiškai atpalaiduojam savo nugarą. Stuburą. Su kiekvienu iškvėpimu leidžiam savo krūtiniai sunkėti. Tegu krūtinė tampa sunki, grimsta gilyn. Į vidų, į savo vidinę šventovę. Kvėpavimas jau visai nurimo. Nekontroliuokim jį, tik stebėkim savo iškvėpimą ir įkvėpimą. Atpalaiduojam visiškai savo pilvą, dubenį, apatinę nugaros dalį, klubus. Sėdmenis, šlaunis, kelius, blauzdas ir pėdas. Visas kūnas jaučiasi gerai, visiškai pilnai atsipalaidavęs. Esam čia ir dabar. Mintis gali ateiti. Priimam, bet paleidžiam. Grįžtam stebėti savo kvėpavimo ir mėgautis momentu. Čia ir dabar.
Iš lėto grįžtam į save. Ištempiam save, išsiraižam per visą savo kūną, per visą, nusišypsom savo ir padėkojam už šią praktiką, už tai, kad leidom pasirūpinti savo kūnu. Pradedam judinti rankų pirštus, lengvai paspaudinėjam kumščius, pasukinėjam riešus, pajudinam pečius, galvą, mažais judesėliais klubus, kojų pirštus, dabar sulenkiam kelius, pakeliam pėdas ir paleidžiam jas iš juostos, tegu jos pakaba sunkias, prisilaikom priekinių kraštų ir iš lėto atsisėdam, įkvepiam delnai kartu, su iškvėpimu arčiau širdies, smakras prie krūtinės, namastė. Ačiū labai už laiką skirtą sau, kad sekate mane, kad domitės pamokom. Ką noriu paminėti? Šavasanai, atsipalaidavimo būsenai, jeigu turit laiko, galite išbūti ir 10 ir 15 minučių. Leiskit sau tiesiog išbūti. Nes per atsipalaidavimą, per šavasaną vyksta visi procesai. Dabar viso šios dienos metu gerkit daugiau vandens. Jeigu norisi, galite ir prigulti, ir pailsėti, gali būti žiovulys, gali būti lengvas svaigimas, gali būti ir galvos skausmas. Tai šičia visi geri ženklai, taip reiškiasi, mūsų toksinai pasišalina iš mūsų kūno. Taip jie palieka mūsų kūną. Ačiū, labai gražios dienos ir lauksiu atsiliepimų apie šitą klasę.